2026 m. birželio 6 d. Lietuvą ir dar maždaug 40 pasaulio šalių vėl suvienijo pasaulio viktorinos čempionatas. Šis individualus žinių iššūkis Lietuvoje rengiamas jau nuo 2006 metų. Šiemet subūrė 214 dalyvių, kurie savo jėgas išbandė net 7 Lietuvos miestuose bei pirmą kartą lietuvių kalba Londone. Tie patys klausimai išversti į vietos kalbas ir nugalėtojai bus nustatyti ne tik miesto mastu, bet taip pat ir šalių, pasaulio mastu ir taip pat atskirų temų mastu. Tai organizuojamas vien savanorių dėka, tai aišku, be visų šitų žmonių tikrai renginio nebūtų. Labai jums dėkui. Visi, kas užims pirmas 3 vietas bet kurio temos, galės rinktis iš pačių įvairiausių prizų. Tai labai ačiū Rytui, labai ačiū visiems, kas prisidedat savanorių, jeigu jūsų darbuotojas nori prisidėti paremti šitą renginį kitais metais, jie labai laukia. Viena, viskas. Pirmas kėlinys baigėsi, užlėkščiam lapus paliekam savo vietose. Dalyvauju jau kokį turbūt 13 kartą, daug kartų esu dalyvavęs, kaip visuomet yra smagu. Kaip klausimai, ar šiemet buvo lengvesni ar sunkesni galbūt? Man atrodo, kad jie šiek tiek galbūt lengvesni įmant tik vidurkį, bet pažiūrėsim, tikėtina, kad jeigu ir man lengvesni, tai ir kitiems bus lengvesni, tai turbūt bendroji rezultatų lentelė tai nebūtinai atsispindės. Ar pastebėjote šių pasikartojančių klausimų iš galbūt anksčiau buvusių? Aha, Jorgas Lantimas, man atrodo, tikrai kažkada buvo, gal filmą klausė. Aišku, gerai, tai dėkui tada iš sėkmės. Kuriame dideliam Teksaso mieste šita ir daug kitų katalikų vizijų įdomų ir gražių tai San Antonis. Pirmoji šeima buvo Obamas. Kiek laiko dalyvaujate viktorinai? Šį kartą bus antrasis kartas. Bet neatsiminsiu, kada buvo pirmasis prieš kelis metus, bet tiesiog norėjau vėl pasibandyti savo patikrinti žinias. Koks jums sunkiausias buvo pirmo kėlinio klausimas? Ne klausimas, visas turas, berods komunikacijos vadinasi. Ten gal 3 ar 4 taškus paėmiau, bet vėlgi su muzika, filmais nelabai draugauju, tai natūralu buvo. Supratau, ačiū. Ačiū Jums. Aš galvoju, turbūt pirmą kartą, gal prieš 10 metų dar vyko Šiaurės miestelį, lauke kažkada vyko, tai buvo pirmą kartą. Tai panašiai turbūt apie 10 metų gal. Kaip surenkat tą žinių bagažą? Specialiai tai nerenku, aš tiesiog mėgstu informaciją apie viską. Ir jeigu toks kaip būna omnivorai, karnivorai, tai aš toks galbūt infovoras. Visada įdomu kažką sužinoti ir kartais kažkas lieka, kartais nelieka, kaip šiandien irgi pasirodėm. Tai šiandien buvo daug sunkių, kurių nepaėmiau, ko turbūt labiausiai gaila Karlo Jenkinso, nes kaip tik neseniai klausiau šitų kaip tik Armistis ir pabėgo atsakymas. Kurios rytį daugiausiai atsakėt klausimų? Turbūt, kad kaip daug kas, turbūt kultūros šiemet turas pasirodė lengviausias. Turbūt santykinai galvočiau gal komunikavimas. Man labiausiai patinka varžyti su savo draugais, nes mūsų yra, žodžiu, ne vienas, mes grupelės susėdam ir tada labai toks azartiškas gaunasi žaidimas. Ir įdomu yra pamatyti, kiek daug mano smegenyse yra stalčiukų, kurie atsidaro reikiamų metu ir net netikėtus faktus kažkokius ištraukia. Aš specialiai tikrai nesiruošiu, bet kadangi žaidžiu protmūšius kiekvieną savaitę, tai tiesiog natūraliai yra tam tikrų žinių, kurias vis tenka atšviežinti, bet tiesiog domėjimasis naujienom, politika, istorija, popkultūra padeda tikrai, bet specialiai knygų kažkaip neskaitau. Apie pirmą kėlinį var pabaigiam, tai kuris jums klausimas buvo sunkiausias? Sunkiausia turbūt istorija iš pirmo kėlinio, bet apskritai pirmas kėlinys man yra labiau palankus, labiau bijau antro, nes ten jau yra sportas, mokslas, kur tikrai temos, kur reikia gan gilių žinių ir nėra mano mėgstamiausios sritis. O pailsėję valandą laiko dalyviai kibo atsakinėti ir į antro turo klausimus, kur laukia dar 4 skirtingos temos. Tinka, sakė, parašyta. Jo, nuginčia mūsų teisėjas sprendimą centro teisėjas ir įskaitos.
O sapiofilas tai netinka, nes centras parašė. Sapiofilas netinka. Centro užklausiu. Sapio tinka, sapiofilas netinka. Šiemet pasaulio viktorinos čempionatą Lietuvoje organizavau jau 20 metus, nuo 2006 metų. Tai labai smagu matyti, kad daug tų pačių žmonių grįžta, kartu yra ir kažkiek naujų žmonių, bet daug yra dalyvavusi jau ir 10 kartų ir daugiau. Ir gerinasi savo reitingus. Šiais metais be reitingų pagrindinių, taip pat skelbiami ir temų reitingai atskiri. Klausimai šiemet pasirodė paprastesni, jau dabar matom, kad rezultatai vidutiniai tikrai yra gerokai geresni. Aš pats irgi, kai bandžiausi klausimus, tai 104 kažkur atsakiau, o tuo tarpu paprastai apie 80 atsakau. Ir kuo išsiskyrė dar šitas čempionatas, pirmą kartą istorijoje lietuvių kalba Lietuvos sistemoje buvo galima atsakinėti klausimus Londone. Pirmą kartą apskritai bet kokioje užsienio valstybėje, tai Londono istoriniai lietuvių bažnyčioje irgi vyko lietuvių kalba pasaulio viktorinos čempionatas. Ir taip pat Dusetose, irgi naujas miestas. Tai labai gerai, kad prisijungia nauji miestai, o pasauly, tai šitas čempionatas vienu metu vyksta virš 100 miestų, apie 40 šalių. Visur šitie patys klausimai užduodami, bet skirtingom kalbom, išverčiami į vietos kalbą. Ir rezultatai irgi lyginami tiek miesto mastu, tiek šalies mastu, tiek pagal temą. Sportas, gyvenimas, pasaulis, pramogos, 8 temas. Galbūt tada būna žmonės, kurie laimi ne bendru mastu, bet labai gerai pasirodo kurioje vienoje temoje. Ir tokiu būdu patenka į temų reitingus, iškovoja viktorinų meistro ar didmeistro titulą. Kitą kartą, kitais metais sėdi jau priekį. Tai kol kas dar rezultatų paskaičiavimas užtruks šiek tiek, nes jie dar bus ir patikrinami, kad visose miestuose būtų vertinami vienodai. Bet dabar jis jau vyksta ir jau netrukus turėsim čempioną Lietuvos ir pasaulio. Kaip komisijai sekasi suvedinėti? Puikiai. Mes bitutės. Gerai. Paskutinis. 16, 18, Šviesa tunelio gale ir tada reikės geriausios. Dalyvauju turbūt 5 kartą gal, stengiuosi dalyvauti kiekvienais metais. Klausimai, mano nuomonė, daugmaž vienodi yra. Labiausiai man patinkantis sritis tai istorija, tai stengiuosi visą laiką kiek įmanoma geriau ten sudalyvauti. Bet šiais metais, pavyzdžiui, man atrodo geriau pavyko kitose srityse. Visi laukia rezultatų paskelbimo, o komisija dar vis ieško rezultatų. Antroji vieta viktorinų didmeistris Edvinas Stankevičius išlaikė šią 26 bendroji viktorinų meistras Skirmantas. Savanoriauju kokie 5-6 metai. Šiais metais pastebėjom, kad dalyvių buvo nemažai, buvo 100 su viršum, 117, jeigu teisingai prisimenu. Geras skaičius, labai smagu matyti. Darbas gana įtemptas, bet labai įdomus. Tikrinimas labai svarbu, pertikrinti iš naujo rezultatus, nes tai pakeičia ir žmonių užimamas vietas, ir jų prizus, kuriuos jie gauna. Tai reikia atsakingai tą darbą dirbti. Smagu, kad mūsų yra daug, vieni kitų darbą galim patikrinti. Tai turim rezultatus suvesti ir į savo vietinę sistemą, ir taip pat į tarptautinę sistemą. Ten galima matyti visame pasaulyje dalyvaujančių žmonių rezultatus. Tie, kas dalyvauja ne pirmus metus, gali irgi stebėti savo progresą. Ir vėliau dar būna atliekamas auditas rezultatų, kada paskirtas žmogus peržiūrė visus klausimynus. Tada manęs ir kai kurių kitų dar paprašo sutikrinti rezultatus, įvesti patikslintus skaičius tiek į mūsų vietinį šitą, tiek į tarptautinę sistemą. Tai to darbo būna nemažai dar ir kelios savaitės po renginio. Įvyko pasaulio viktorinos čempionatas 2026 ir nepaprastai džiaugiamės, kad 14 kartą laimėjo Šarūnas Dirmeikis, surinkęs rekordinį 140 taškų skaičių. Tai tikrai didžiuliai sveikinimai Šarūnui ir apskritai Lietuvai, manau, puikus pasirodymas. Nors šiais metais žmonės sako, lyginant su kitų metų viktorinos čempionatais klausimai tarsi šiek tiek lengvesni, bet aišku, 140 kalba pats už save.
milžiniškas pasiekimas. Tai tikrai tuo džiaugiamės. Šiemet Vilniuje dalyvavo 117 žmonių. Labai smagu, kad iš tikrųjų turėjom ir daug rėmėjų ir daug buvo skirta prizų tiek ir iš Didžiosios Britanijos ambasados Lietuvoje, taip pat ir 15 minučių prizai, taip pat gabalėlį Lietuvos prizai ir gitaros mokytojo Audriaus Šerelio Yamahos mokyklos ir kitų žmonių. Tai labai džiaugiamės ir tikrai prizų lietus aplijo visus čia dalyvavusius. Labai lauksim visų ir kitais metais.